Atėjo, pradėjo šukot chebra iš bendruomenės, mūsų vietinių. Išsirinant Šnaiderį, pavedžiau porą ten bendrijų pirmininkus, labai pasiorganizuotis grupės, nusileidau, šiandien namo skambinau, nieks niekada nepadarė savo šešėlis. Nieko, aš savo neįsiu, bet iš tikrųjų viskas savo. Jūs žinote tvarką? Nefilmuos. Nu tai tada sulankstykite. Jūs kalbėkite kiekvienas už save, aš teisėjas paprašysiu dėl tvarkos. Aš žinau, kad tvarka, jeigu teisėja leis filmuoti, galim filmuoti. Palaukite. Jūs esat atvykę su Lekstučiu, taip? Ne. Turit atstovą. Aš Atstovas jums turėtų išaiškinti. Jūs esate neturiu, aš pats save atstovauju, prašome mane priskirti jokių atstovavimų. Jūs tada turite raštu pateikti savo prašymą, ne šiaip ateiti posėdį. Į viešą teismo posėdį gali ateiti kas nori ir nereikia teikti. Mielas ponė, negali. Dar procesas neprasidėjo, jūs matomai neskaitėte įstatymą, kuris apibrėžia mano laisvės. Aš prašau sulankstyti filmavimo kamerą ir nefilmuoti. Pasakykite įstatymą, kurio remintis jūs man tai nurodote padaryti. Jūs nieko neprašykite, kad aš jums nurodyčiau, aš prašau jūsų sulankstyti kamerą. Nėra tokio įstatymo, taip? Prašau nefilmuoti. Kodėl? Pagrindas, įstatyminis pagrindas. Užtek čia anarchiją žaisti šitoj valstybei. Teisėjai, girdite, ne? Kažkas čia su to telefonu. Taip, dabar į posėdį yra atvykęs asmuo, aš kaip suprantu, pašalinis, neprisistatė ir nori filmuoti. Tai dabar čia ką man reikėtų teisėja daryti? Prašau kamerą išjungti, sulankstyti, neklauso. Tai yra neatsižvelgia į tai. Gerai, tai jeigu ką teisėja, jūs man į salę tada paskambinkit, kad aš žinočiau, kaip toliau. Nu, jeigu jūs prieštaraujat, kad aš filmuočiau, jūs neprieštaraujat. Tai gerai. Ne, mes neprieštaraujam. Gerai, tai man... Nes gal prieštarauja savivaldybės atstovai, kad filmuočiau. Nėra prieštaravimo iš savivaldybės darbuotojų. Nu, matau, kad nėra. Teisėjai čia vienintelė ir galės nuspręsti, ar galim filmuoti posėdį. Ką? O kamerą prašom išnešti. O kas jūs tokia būsite? Aš esu atstovės spaudai. Atstovės spaudai? Taip. Kieno atstovės spaudai? Teismo atstovės spaudai. O jūsų pažymėjimą gal galima būtų filmuoti? Užlipom pas mane iki kabinetą ir aš jums parodysiu. Aš nenoriu niekur lipti, aš čia pabūsiu. Teismo tarybos nutarimu. Kameros ir visi kiti įrenginiai naudojami įrašinėti teismo posėdį turi būti išjungiami ir išnešami. Jūs tai žinote? Kada? O kada tai turi būti? Tada prasideda teismo posėdis. O dabar prasidėjo teismo posėdis? Tada aš su jumis čia pastovėsiu ir palauksiu, kol jais teisėjai. Tai kodėl atėjęs jūs mane apgaudinėjate iš karto? Aš jūsų neapgaudinėjau. Tai va, Man palaukti, kai teismo... nes jūs sekretorės dabar, aš suprantu, neklausėte. O man ir neįdomu, nei jūsų nuomonė, nei sekretorės. Aš pastovėsiu su jumis šalia ir aš tai išeisiu kartu su jumis, gerai? Nes aš jums kad aiškinu, kad įstatymas taip numato. Aš visų pirma nežinau, kas jūs tokie esate. Jūs neturite pažymėjimų įrodančio, kad jūs čia dirbate apskritai. Ir man jūsų nuomonė neįdomi. Aš vadovaujuosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir konstitucija, kuri man leidžia filmuoti ir įrašinėti. Konstitucija nurodo tai, ką galima ir ko negalima daryti. Kokį įstatymą remiantis jūs man dabar draudžiate? Teisėjų taryba. Nu, taip. Tai teisėja, Čia ne įstatymas, čia teisėjų taryba. Čia yra teisėjų tarybos nutarimas. O man įdomu, ką nutarė teisėjų nutarimas. Mums iškviesti policiją? Taip, man iškvieskit policiją. Iškviesti policiją, kad jūs išeitumėte iš teismų posėdžių salės. Nu, tikriausiai sutiko. Taip, aš iš jūsų kalbos supratau, kad jūs išimsit, kai teisėja ateis. Kai prasidės posėdis ir jeigu teisėja nuspręs neleisti filmuoti, aš nefilmuosiu. Nuspręs neleisti filmuoti, tai tada išjungs tik. Viskas pagal įstatymą. Jeigu žaidžiam tą žaidimą, žaiskime jį
teisingai iš abiejų pusių. O gal teisėjai bijo kameros? Teisėjai, tai ateinate, ne? Tai mes laukiam jūsų, ne? Kas jūs turite? Jūs jau filmuojate, ne? Aš tokią teisę turiu, teismo procesas dar neprasidėjo. Jūs kaip darbuotojai jau turėtumėte žinoti, nes ne pirmą kartą yra filmuojama prieš posėdį. O atstovė spaudai iš vis neaišku, ką veikia šitam darbė, jeigu tokių dalykų nežino. Aš sužinau informaciją, kad jūs nesiruošite nutraukti filmavimo prasidėjus posėdžiui. Tai kad jūs kvailus klausimus uždavinėjate, jos kvailus klausimus atsakymų nedaviau tikriausiai teisingų. Kvaili klausimai nekiltų, jeigu kažkas neišprovokuotų viso šito. Tai jūs išprovokavote dėl to, kad nežinote įstatymą ir viskas. Čia paprasta labai. Labai nedžiaugiamės, kad jūs žinote įstatymą. O man labai nesidžiaugiasi, kad jūs jų nežinot. Dabar jau žinosim. Dabar žinos visa Lietuva. Jūsų dėka pasistumėsime šiek tiek į priekį demokratijos tą kelių linkme. Nes per 20 metų žiūriu čia sustabarėjom šiek tiek. Kiek valandų dabar gal galima bus? 70. Tai 15. Tai 15 minučių mes vėluojame. Taip. Gal aiškios priežastys, kodėl teisėjai vėluoja? Čia sudėtinga byla gal kokia? Nespėjo pasiruošti? Gal sekretorė žino? Ne? Nežino sekretorė. O atstovė spaudė, kas atsiuntė čia? Gal galima būtų sužinoti? Jis neprivaloma atsakinėti tokius klausimus. O kam jūs tarnaujate? O kam jūs privalote tada jas atsakinėti? Aš netarnauju. Aš dirbu. Kokioj tarnyboj? Aš netarnybui, aš dirbu. Dar kartą jums kartoju. Teisme. Teisme? Privalau tik tai atsakinėti tokius klausimus savo vadovui. Aha. O kas jūsų vadovas? Blogai susipažinęs su teismų sistema. Teismo pirmininkas yra mano vadovas. Tai jumis čia atsiuntė teismo pirmininkas. Taip. Supratau. Turėsim teismo pirmininką, reiškia dar klausimų. Teisėja pasakė, jūs esate nepageidaujus ir Kuri galite filmuoti. Kuri teisėja? Suprantat? Koks vardas pavardės teisėjas? Aš nežinau. Buvo atėjęs, va, ką tik bendravom. Tai gal čia net neteisėjus, net pažymėjimo jūs nepatikrinot. Taip. Prašom palikti salę, gerbiamas. Pagrindas turi būti teisėti veiksmai pareigūnų, kur tas teisėtumas. Jūs suprantat, pasakė teisėja, jūs esate nepageidaujus. Jumis buvo įspėję, kad jūs negalite Kokia filmuoti. teisėja? Suprantat? Jūs net nežinot, kokia teisėja jums davė nurodymą, apie ką jūs kalbat. Jūs nesuprantat, jūs prašom palikti salę. Mes kol kas mandagiai su jumis bendraujam ir kalbam. Jūs juokaujat? Ne. Mes nejuokaujam. Jūs įstatymą iš vis Mes skaitėt? nejuokaujam, suprantat? Čia kas bandytų už valstybę, kas čia yra, aš nesuprantu. Gerai. Aš į viešą teismą- Prašom palikti salę, aš paskutinį kartą jūsų klausiu. O ką padarysi? Imsis jėgos? Taip? Imsimės jėgos. Jeigu. Sėdėsite būdų kalėjime Taip. už tą Taip. veiksmą. Čia grasinimo jau. Taip, jūs man grasinate dabar imtis prieš mane neteisėtų veiksmų. Ką aš turiu? Kaip aš turiu? Teisėjai gražiai jūsų paprašė. Neturi būti nieko. Teismo posėdį. Neturi nieko Suprantat? būti teismo procesas. Jūs trukdot teismo procesą. Netrukdau nieko, jis dar Trukdot. neprasidėjo.
Jisai dar neprasidėjo. Svarbu, bet jūs trukdot. Pagal laikas turi prasidėti, o jūs trukdot. Jisai prasidėjo. Jūs jau trukdot teismo procesą, jūs suprantat. Kokiu savo veiksmu aš trukdau? Filmavimą savo. Draudžiama filmuoti teisme. Tai aš ir nefilmuoju procesą. Kaip teisme draudžiama filmuoti? Taip, draudžiam. Koks įstatymas draudžia teisme filmuoti? Gerai, einam. Koks įstatymas draudžia filmuoti? Ilgai su jumis diskutuoti reikia. Jūs žinote įstatymą, kurio dabar vadovaujantis norite mane išvesti iš salės? Jūs suprantat, jums teisėjai pasakė, čia negalima filmuoti. Jumis įspėjai. Kas jinai yra, Dievas ta teisėja? Suprantat? Tai tokie pat įstatymai galioja kaip ir jums, ir man, ir visiems Lietuvos Respublikos piliečiams. Iki proceso prasidėjimo galima ir filmuoti, ir daryti garso įrašus. Viskas, jeigu jūs atnešat man kitą įstatymą kažkokį, aš išeinu. Bet šiai sekundai procesas neprasidėjo, jūs man trukdote stebėti viešą procesą, jūs trukdote visų čia susirinkusių laiką, nes neišmanote įstatymų, kurie visiems vienodai yra galiojantys. Jūs trukdot, o ne mes. Kokiu aš būdu trukdau tai? Nu man, kaip aš trukdau? Kaip? Būdamas viešam teismo procese, kur nagrinėjama administracijos, net nežinau kaip čia įvardinti, gražiai, negražiai. Viešas procesas. Viešas. Visiems prieinamas. Neuždaras. Ir kokiu reikalu čia filmuoju? Dėl to, kad kai buvau, pasakysiu, aš atstovauju Lietuvos Respubliką, su Lietuvos Respublikos pilietis. Trečias konstitucijos straipsnis man nurodo ginti konstitucinę santvarką. Buvau gavęs prieš naujosius metus signalą, kad ruošiamasi pavogti 7 milijonus iš vaikų darželių. Čia yra šitas procesas, kuris dabar vyks, yra pratęstinė to įvykio, tos vagystės, kuri buvo padaryta savivaldybėje. Noriu visą tą procesą įamžinti, nufilmuoti nuosekliai ir paviešinti visuomeniai apie tai, kaip kai kurie iš mūsų tarnautojų, iš visuomenės vagia pinigus. Kas dar neaišku. Atstovauju visus čia esančius. Visus. Suprantat, kad čia ir teismo procesas. Jisai dar neprasidėjo. Ir jums teisėjai paaiškino. Tai vat jūsų detesė neprasideda. Dėl jūsų neprasideda čia. Tai jeigu teisėja neišmano įstatymo, aš Kokio nekaltas. įstatymo, jeigu jūs čia stovite trukdot dirbti, jūs neišeinat, nepaliekat patalpų. Mano stovėjimas viešame teismo procese ir buvimas, man nedraudžia įstatymas būti viešame teismo procese. Stebėti jo, dalyvauti, būti, man nieks to nedraudžia. Čia kiekvieno piliečio teisė ir galbūt net pareiga šiuo atveju. Na, aš įsikviesiu. Gerai, filmuoju. Pasiimkit savo kamerą ir vyksime iki pirmo policijos komisariato.